vyrui reikia ejakuliuoti per mėnesį 21 kartą, kad išlaikyti visą gyvenimą sveiką prostatą. Nes ejakuliacija susijusi su prastėjančia prostata, nes vyrui, kurie neejakuliuoja, jų prostatos būsena gali blogėti. Tai dabar, ar tai tiesa? Ok, tai dabar, ar ejakuliacija svarbu prostatos sveikatai? Na ir reikėtų sakyti, kad tai taip, tai yra tiesa. Dabar kodėl taip sakau? Kad yra jau ne viena studija padaryta, kad jeigu vyrai ejakuliuoja 20 ir daugiau kartų, netgi 30 kartų per mėnesį, jų prostatos vėžio rizika labai sumažėja. Ten žymiai, ten ne tai, kad ten kokį ten 0,5%, 2, bet ten kartais. 3-4 kartai mažesnė rizika jau prostatos vėžio, kas labai nustebino. Ir tas poveikis yra to stipresnis, kuo tai yra anksčiau pradedama taikyti. Taip sakant, nelauk 60 ir tada pradėti, ar ne? Bet jeigu tai yra nuo jaunystės, tai pastebėta, kad vyrai, kurie, sakykime, ejakuliuodavo žymiai dažniau, tai jų prostatos vėžio rizika, juos stebint 20-30 metų, paaiškėja, kad žymiai rečiau būna negu tiem vyram, kurie to nedarė. Sakykime. Tai žodžiu, čia su seksu kartą per savaitę nepaeis. Reikia ženkliai dažniau. Reiktų tą dažninti, taip, ir taip, didžioji dalis sutinka, kad jau teigiamas efektas dažniausiai tas apsauginis pasireiškia, jeigu tai yra bent porą kartų per savaitę. Ir taip, sakykime, artėjom prie to, kad fiziologiškai tarsi vyrui būtų gerai, kad jis tą ejakuliaciją turėtų bent jau porą kartų per savaitę. O pavyzdžiui, ta naktinė ejakuliacija, kuri vyksta miegant, ar tai yra ženklas, kad jau yra per retai turimas seksas ar ten masturbacija, to neturėtų būti? Ar vis dėlto netgi turint reguliarius santykius tai gali įvykti? Gali įvykti ir ypač jaunesniam amžiui, sakykime. Tai labai priklauso, ar yra reguliarumas to dalyko ar ne. Nes jeigu staiga pasikeičia, o buvo organizmas pripratęs, kad ta ejakuliacija vyksta žymiai dažniau, tai kartais ir taip gali išsilieti, sakykime, perteklius. Tai va. Tai nereikia išsigasti, kartais įvyksta ir vyresniam amžiui vyrui ir nesuprantu, kas čia dabar paauglystė grįžo, dar kas čia dabar. Jaučiau, koksai. Visai čia džiaugtis ar liūdėti, neaišku. Tai va, bet tas gali įvykti, tai nėra kažkoks čia, sakykime, vėžio simptomas ar dar kažkas, ne. Tai tiesiog rodo, kad jūsų organizmas jau siunčia jums signalą, kad davai atsikelk, jau šiek tiek pagalvok ir kaip čia išleisti tos skysčius laukan. Kad ne per miegus ir ne per sapnus. Taip. Kiek vyras gali kartų per naktį ejakuliuoti? Mes kalbėjom, kad jaunesniam amžiui užtenka 5 minučių, vyresniam amžiui gali ir paros reikia atsistatymui. Bet jeigu, tarkim, imkim vidutinį amžių, kai vyras, gal ne per 5 minutės, bet kiek kartų jis gali per naktį turėti lytinių tų suėjimų? Nes žinot, ten kai kurie sako, oi, tai aš ten visą naktį variu. Aš galvoju, kur tu ten visą naktį vari? Tai ta norma yra kažkiek 3 kartai tenai. Ar daugiau kartų, ar yra ta riba, kur tu jau norint, nenorint, tu jau tiesiog fiziologiškai negalėsi nieko padaryti? Kaip rodo visas seksologų studijos, tai reguliarus vyras, kaip aš sakau, statistinis, ar ne, tai paprastai tai yra tas skaičius 2-3 kartai. 2-3 kartai? Jo. Jeigu mes jau įmam kažkokius kraštutinumus, tai gali įsitempti netgi iki 8 skaitas. Bet jau čia tokie jau, kaip sakau, jau ten keli procentai populiacijos ir panašiai, bet irgi, kaip sakau, tai nėra, kad kažkas stovi ir matuoja, tai yra vis tiek apklausiama žmogaus ir jis pats parašo tos dalykus. Tai tu visą laiką reikia kritiškai vertinti kartais tos duomenis, viską, ką turim, ar ne? Bet tai nėra patologija, jeigu žmogus ten gali vieną tik kartą per naktį. Kaip sakiau, tai gali būti visiškai normus variantas ir tai nėra dėl ko reikėtų sunerimti ir dabar galvoti, kad blogai, nes dažnai vyrai ir kurie kreipiasi dėl erektilinės disfunkcijos, tai vienas iš tų požymių, kurie labai sunerimsta, sako, aš kažkaip jau nebejaučiu tų savaiminių erekcijų, sako naktį, nebesustandėja man tą varpą, ar ne? Nes šiaip normaliai vyrui, tai turėtų įvykti kokių nuo 2 iki 5 kartų, priklausomai nuo amžiaus. Per naktį? Jo, per naktį tas dažniausiai vyksta, 1-2 kartus taip tikrai turėtų įvykti. Tik tais tai gali įvykti įvairiuose miego fazėse, paprastai tai būna REM, ten sakykime, tokioj fazėje, ar ne, kai mes sapnuojam daugiausiai šitoj ir ta erekcija pasirodo ne taip trumpai ir trukti turi, apie 20 minučių. Tai tikiuosi dažniausiai nepajaučiam, nes... 1,5 valandos realiai per naktį su erekcija buvo. Tikrai, ypač jauni vyrai su to susiduria, tai reikia tą įvertinti, nes tai yra kaip ir vyro sveikatos rodiklis. Jeigu jau tikrai to dalyko nebėra, tai gali būti ir kaip organinės, jau erektilinės tos disfunkcijos, reiškia, kad jau organiškai gal su kraujagyslėm, gal su kažkuo yra negerai.
kodėl ta varpa negauna to kraujo ir tos stimulacijos pakankamai, ar ne? Nes yra netgi ir aparatai sugalvoti, kad būtent naktį pamatuoti, būtent ar sustandėja ta varpa ir kiek jin laiko sustandėja. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.